Sveiki, į Derbio garažas trečią vidosą. Čia mes esam biški vidury, kaip susitvarkyti dviračio kamerą. Jo, aišku, kad tikrai ne Derbio garažo stiliaus vidosas, bet reikia kontento, tai buvo daugam pasako apie šitą vidosą, kaip užsidėti bandaną ant vairo, visiems neblogai patiko. Aišku, mažas dar kanalas, bet aš ten daug draugams siunčiau, sakė labai geras vidosas. Tai žodžiu, Derbio biški mažas update'as bus. Žodžiu, variklis yra išvežtas dabar tvarkyti. Dėjo savo guolius ir raukūnę, nes aš guolių ir raukūnės pats negaliu pasakyti, nes aš nemoku ir įrankių tam neturiu. Aš neturiu nei impacto, nei nieko. Tai žodžiu, yra užsakyta, dabar laukiam dar grupės šitos Stage 6-7 kubų dėsim į Derbį, alkūnė dar yra įdėta. Tai taip, kol kas, sakau, mes čia esam vidury filmavimo, kaip pasakys dviračio kamera, tiesiog dar laukiam kameros. Tai daug kas draugams siunčiau, šeimos nariam, kaip uždėt bandaną vidos į Derbio garažo, daugam labai patiko. Tai jo, čia kol kas mažas update'as dėl to pačio Derbio. Tai tikrai, kad darysime mes vidosą, kaip prisidėti atgal variklį. Dar šitam vidosą sakiau, kad nedeginsime Navaro, nes pasidomėjau, man net nereikia, čia su jo viskas gerai, nėra ten nieko pridegę. Čia stambaras pagriebė iš kažkur, dabar nepamenu, iš kur mes jį čia esam pagriebę. Ant bairą ant Derbio tipo, bet nedėsime. Tai žodžiu, ką čia daugiau. Jei nori, kad daugiau informacijos apie kaip įsidėti šitą spidometrą kinietišką, tai galėsime padaryti vidosą. Aš galėsiu parodyti savo, kaip aš pasidariau. Dar draugas, neužilgo gal bus vidosas, kaip įsidėsime, mes jį bandysime. Susijunk laidus, kas yra kuris, kad būtų žmonėm aiškiau, kaip jos tokius įsidėti, nes būna žmonėm kartais aš čia neturiu, gal ir turiu. Čia šlapias tipo tanutėlę. Yra žmonėm neaišku, kaip gauna tokiu, kas čia ką reiškia, ten tipo juodas tas anodau, ten kai kuriam tipo pasidomės ten jo pliusas ar minusas, ten žalias minusas, žodžiu, kai kuriam žmonėm net nesupras, kas tai yra. Tai taip, dar mes iš AliExpresso, susisakiau, bus dar tikrai daromas vidosas, kaip pasidaryti underglow po Derbį, kad gerai atrodytų, kam įdomu. Duosiu linkus, jei kažkas norės tai pasidaryti. Tai jo, laukiam dabar dar sėdynės kaverio bus. Gal vidosas, dar tiksliai nežinau, čia priplanavęs esu, bet gal bus kaip pasidaryti tą seat coverį. Tai dar užsisakęs, tas sakau, underglow, seat coverį. Dar užsisakęs raudonus stabdžių ir sankabos rankinėlės tokias raudonas. Tai gal padarysime vidosą, nežinau. Gal nedarysime, nes čia žiūrausi, gal ir paeis, gal nepaeis, čia tas rankinėlės nusiimti. Tai realiai jo, kas čia daugiau to Derbio. Tiesiog laukiam variklio ir tada gal ant šios savaitės, šiandien yra pirmadienis, tai turbūt jau ant penktadienio turėtų būti grįžęs man variklis po remontų. Ir tada laukia ką, įsidėti, pravaryti aušinimo sistemą, užsikurti pirmam kartui, pradirbti, daryti apkatkę. Pirmą kartą pats darysiuos apkatkę, tai stengsiuos nieko nesukalt siliko, dar labai pasidomėti, tai jo. Tai čia tiesiog mažas trumpas update'as, tai toliau šitas Derbis stovi ir sio. Dėl dviračio, kaip ir sakiau, darom vidosą dabar, tai tiesiog laukiam kameros, nes šitą kamerą parakiurus, tai darom vidosą, kaip įsimam ir įdėsime. Tai jo, kol kas tik tiek, tai šiandienai kol kas davai. Iki.